kas nors drąsiausias prieikite. Aš sutinku. O tai kodėl padėjai prie medžių? Krūmų vieta. Panašiai atrodė kaip gilės. Taip, atrodo kaip gilės, tai yra riešutai, bet ant jaugant lazdyno. Na va, gerai. Tai bus ir viskas. Su šitą užduotį susitvarkite, mąstydami labai gerai, matot, supratote, kas tai yra. Šaunuoliai. Nu ir visiems to nulio. Gerai dabar? Tai ką čia vaikai mato? Žiedas. Erškėtrožė čia turbūt, ne? Erškėtrožė ar yra žolė? Krūmas, taip, teisingai. Dabar prašysiu dviejų mokinių pabūti, eik šiandien jau taip simboliškai, stokit ir žiūrėkit, ar mes sudėsim visų mokyklų pavadinimus, jūs stokit iš tos pusės, iš šono galit stovėti. Pažiūrėkit, ar skirtingi visi pavadinimai, savo mokyklą matot? Yra? Yra? Dabar padėsit mums sudėti vokelius, gerai? Gerai, kadangi prašymas būtų, kad visi matytų, tai mes paimam pavadinimą ir įdedam kiekvieną į vokelį. Sumaišėm. Ačiū labai. Na ir paskutinį atstovą kviesime atsakingam. Muša būgnai. Kur jūsų? Lietuva! 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 Šakių varpo pagrindinė mokykla. Ačiū Jums. Ir kadangi Jūs buvot labai aktyvus, tai Jūsų mokyklai duodame sertifikatą įteikiamą, kuris byloja, kad Jūsų mokyklai priklauso 30% nuolaidą. Tai ačiū visiems dalyvavusiam ir pasiimam dovanas. Aš tą patį sakiau, sukurkime ir dvi pergalės. Turbūt reikia jėgos, jeigu nori, kad įvyktų tai, ko tu nori. Ir paskui sugalvosi, kaip norai šildas. Ar patiko pamoka? Kas čia yra? Patiko? Tai kokią klasę turėsi? Šaunuoliai, gerai padirbėjom.